Na va, antrą kartą pasistatėm palapinę. Tikėkime, šį kartą bus sėkmingai ir jie nebenuvirs. Šios savaitgalio planai. Kokie mūsų planai? Tai reikia sutvarkyti braškes, tai yra nuravėti ir nukarpyti ūsus, nes kai numulčiavom lapus, ūsai liko. Tada reikia nušienauti ir rytoj, tai yra sekmadienis, penktadienį rinkom avietes. Tėvai pradėjo rinkti, mes po darbų atlėkėm dar šiek tiek. Turėjom laikelio, nurinkom ir važiavom į Vilnių parduoti. Ryte sakėm atsikėlę, varysim gal pagrybauti, nes daug yra baravykų labai. O iš ryto rinkti aviečių dar negalėsim pradėti, nes bus rasa. Tai tik tai apie kokią 10-11 valandą pradėsim. Taigi, nuvažiuosim pagrybauti. O dabar einu į braškytes. Labas, šitą gražią saulėtą žolinių dieną. Rytą dar. Keliauju darbuotis į braškyną, nes jis vis dar nesutvarkytas. Tai yra, reikia nuravėti ir nukarpyti ūsus, kurių labai daug prisidaugino. O mūsų avietės labai puikiai dera. Vakar rinkom. Pririnkom jau nemenką kilogramų kiekį. Dabar rinksim po 2 dienų. Žiūrėkit, kaip gražiai noksta. Sufokusuosim. Va. Per pusę tokia. Ir jinai, beje, čia tai yra persiskėlus dėl to, kad kažkurio momentu, kai mesgėsi uoga, pritrūko vandens. Dėl to taip pasidarė iš 1-2. Šiaip mažai tokių. Visos kitos labai gražios. Gražiai auga ir va tokių nudžiūvusių stiebų turim šiais metais nemažai, nes čia vis dar yra po audros. Kai išlaužė, tai, krenta man rakandai. Tai kai išlaužė audra, ne visus pavyko ištraukti, kai kurių net ir netraukėm, nes labai sugriuvė, tai viskas, tai nesinorėjo jų laužyti dar labiau. Ir ką jau net ir palikom. Na, yra kaip yra. Iš tiesų nežinau, galiu turbūt pasakyti, kad sezonas aviečių jau neįpusėjęs, bet trečdalis jau turbūt yra, nes, kaip matot, jau stiebai nebežydi. Tai yra jau viršutinės dalis, yra su uogom visos ir žiedų, va čia dar yra žiedelis, bet šiaip iš esmės dar yra ten stiebas žydintis. Šiaip iš esmės jau visi yra pražydėję ir užmezgė uogas, tai liko sunokti. Tai reiškia, kad tikrai sezonas jau, turbūt mėnesis ir baigsis. Aš taip įsivaizduoju. Iš dalies tai mes net ir džiaugiamės, nes anksčiau galėsim pradėti poilsį. Nors koks ten poilsis. Kai pasibaigs sezonas, kibsim į darbus mūsų naujajame sklype. Ten, manau, planuojam padaryti YouTube atskirą įrašų tokį, kaip nežinau, serialą. Galbūt užvadinsim naujo ūkio įkūrimas ir rodysim viską nuo pat pradžių. Kodėl mes taip ilgai ten nieko nedarom? Tai priminsiu, jog ten buvo žemė išnuomota ūkininkui ir kai mes ją įsigijom pavasarį, ūkininkas jau buvo pasėjęs miežius ir rapsą. Tai jis dar nenusijėmęs derliaus, pagal sutartį turi nusimti iki rugsėjo 1. Tai kol kas mes ten niekur negalim daryti. Bet planai jau yra suplanuota, yra jau su architektų jau suplanuotas pastatas pagalbinis, jau perduota į infostatybą. Tai realiai mums viskas jau yra paruošta, tai reikia pradėti dirbti, bet kadangi čia sezonas,
uogų rinkimo. Ten dar nenuimtas derlius grūdų. Ir reikia dar sutvarkyti braškes. Tai čia pabaigsim. Ir viskas iš eilės, tada kelsimės į sklypą darbuotis. Koks gražus dobiliukų kilimas, ne? Tiesiog idealus. Aš net ir kieme norėčiau tokios vejos. Taip idealiai atrodo. Vien dobiliukai, bet taip gražiai saugia. Na ir labas braškytės. Nu, jo, man čia sunkokai sekasi. Ilgai trukau 1,5 vagos nuravėt. Tai net nerodysiu, kaip atrodo kitos vagos. Gėda. Kaip apsileidimas labai didelis. Nu, reikia kažkaip tai įveikti. Tai imu ir dirbu. Iškapščiau gražuolę, draugelką. Galvoju, kad pasislepia. Labas, gražuolė. Gazdinu savo draugę. Bet jinai mane irgi išgazdino. Nu va, taip atrodo sutvarkytas braškynas. Dabar surinksim tas nuravėtas žolės ir ūsus. Aišku, mes čia vieni nekaip neįveikėm to. Padėjo mums šiek tiek. Tai va čia va dar liko viena vaga apžėlusi. Ir čia pusė. Galbūt rytoj ryte arba šiandien vakare, galbūt labai karšta dabar. Einu gelbėt vaiką. Gražu žiūrėt, kaip kiti dirba. Beje, šiemet kaip ir pernai Verdi veislė kažką sugalvojo. Tai yra šiuo metu rugpjūčio mėnesį jinai žydi. Yra kai kur jau ruogos, kelias nusiskynėm. Tai labai įdomu. Bet pernai buvo lygiai tas pats, jinai žydėjo antram derliui. Nu įdomu, kas čia užaugs. Tegul auga, kai kur nukirpom, kai kur palikom. Jeigu paukščiukai nenules, tai gal ir mes suvalgysim tas kelias uogas. Uogų prinoko belenkiek daug ir belenkaip skanios. Tokios dičkės. Rytoj rinksim. Bet šiandien negaliu tiesiog praeit. Nes, wow. Labai.